2005 m. spalio 14-15 dienomis Vilniaus pedagoginiame universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija, kurią organizavo net 3 institucijos – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Joje pranešimus skaitė net 65 mokslininkai iš 11 šalių. Sveikiname susirinkusi literatūros ir plačiau kultūros mylėtojų bei tyrinėtojų šventę į tarptautinę konferenciją mąslių ir, kaip manome, prasmingų pavadinimų kultūros intertekstai. Konferenciją pradėjusi Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos pirmininkė Nijolė Kašelionienė pažymėjo, kad renginys liudija pastangas išaiškinti, kaip grožinėje kūryboje sąveikauja skirtingų kultūrų realijos ir meniniai vaizdai, kokios literatūros teorijos šiandien aktualios, kokie kuriasi nauji ryšiai tarp disciplinų. Sveikinimo žodį konferencijai tarė Pedagoginio universiteto plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius Aivas Ragauskas. Pasidžiaugė šiuo brandžiu renginiu, prorektorius prisipažino pats turintis interesų komparatyvistikos srityje ir beveik pažadėjo kitoje šio pobūdžio konferencijoje asmeniškai dalyvauti su pranešimu. Matyti, ši konferencija galėtų būti intertekstualių tyrimų objektas. Na, man asmeniškai džiugu, jog bus kalbama ir apie mano mėgstamiausio autoriaus Umberto Eko tekstus. Plenariniam posėdžiui vadovavusi komparatyvistikos specialistė Čikagos Ilinojaus universiteto profesorė Violeta Kelertienė gebėjo valdyti auditoriją lietuvių ir anglų kalbomis, pati perskaitė įdomų pranešimą, brėžiantį naujas kryptis lietuvių literatūros mokslui. Bene garbingiausias konferencijos svečias, žinomas Vokietijos mokslininkas, Berlyno Laisvojo universiteto profesorius Gertas Matenklotas, skaitė pranešimą, kuriame aptarė Ernsto Kasirerio kalbos ir formos teoriją kaip vieną pirmųjų 20 amžiaus medijų teorijų išaukštinančių medialumo žmogiškumą. Kitas garbus svečias, dalyvaujantis beveik visose mūsų rengiamuose komparatyvistikos konferencijose pats arba atsiunčiantis savo doktorantų, Kultūros filosofijos ir meno instituto profesorius Antanas Andrijauskas. Jis savo pranešime apžvelgia vakarų humanistikoje dabar populiarią tekstualumo estetiką. Plenarinį posėdį užbaigė Pedagoginio universiteto docentas Vytautas Martinkus. Jo pranešimas atliepė konferencijos temą – lituanistikos intertekstai šiandienos kultūroje. Lietuvių literatūros katedros vedėjas skaudžiai kalbėjo apie lituanistikos padėtį Europoje ir jos vertybių devalvaciją šiandienos kultūrinėme gyvenime. Po plenarinio posėdžio darbas vyko 5 sekcijose. Teorinės problemos, tradicijų transformacijos, lyčių ir identiteto klausimai, literatūros ir kitų menų sąveikos, literatūriniai ryšiai, temų ir motyvų sklaida. Pastaroji sekcija dar buvo suskirstyta į vakarų Europos, slavų literatūros ir lietuvių literatūros padalinius. Vienoje populiariausių sekcijų, literatūros ir kitų menų sąveikos, dalis pranešimų pasiūlė intertekstinį literatūros ir kino kūrinių skaitymą. Vilniaus universiteto docentė Natalija Arlauskaitė, docentė Irina Melnikova ir kiti aptarė literatūros ir muzikos ryšių klasifikaciją, docentė Rūta Brūzgienė, docentė Rita Beliauskienė ir kiti. Tarp dailės ir literatūros sąveikoms skirtų pranešimų išsiskyrė Vilniaus universiteto docentės Leonardos Jakentaitės pranešimas Juditos ir Salomėjos mitų transformacijos nuo Biblijos iki mūsų dienų. Apvalaus stalo diskusijoms vadovavo Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Kęstutis Nastopka. Į jas dalyvių nereikėjo nekviesti. Dar renginiui neprasidėjus, mokslininkai jau gyvai dalijosi įspūdžiais, aptarinėjo problemas, planavo bendrus darbus ateityje. Visi jos dalyviai vieningai pareiškė norą šio pobūdžio konferencijose ir toliau dalyvauti, nesvarbu, kur jos vyktų – Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje, Ispanijoje ar Suomijoje.
O mūsų konferencijos organizatorius ir dalyvius džiugino ne tik gausus svečių būrys, bet ir gabaus Lietuvos jaunimo mokslinė potencija. Svarbu, kad Lietuvoje komparatyvistiniai tyrinėjimai akivaizdžiai populiarėja. Tai ir yra mūsų konferencijos didžiausias pasiekimas.